Sveiki, esu Donatas, dirbu resocializacijos skyriaus specialistų 1 metus Vilniaus kalėjime. Nuo vaikystės domėjausi teisėsaugos profesiją, keliu. Esu Gintarė, bausmių vykdymo sistemoje dirbu apie 8 metus, esu socialinė darbuotoja. Ir ką iš esmės, kodėl aš tą darbą dirbu, tai visą gyvenimą mano siekis buvo padėti žmonėm kelyje, kurie yra suklupę. Tai iš esmės arba teikiant tą konkrečią pagalbą, kurios jiems reikia tiesioginės, socialinės, arba tiesiog būnant šalia, kaip patarėjui, kaip pakeleiviui, kartu einant per tą sudėtingą kelią. Mano srityje yra labai svarbu komunikacija su nuteistuoju, išklausimas, padėjimas. Esu Gediminas Plokštys, dirbu Vilniaus kalėjime 2 metai, mėgstu iššūkius. Man pasirodė, kad čia bus ką veikti. Reikalauja pastabumo, atidumo, atsakomybės, gebėjimo įžvelgti ir numatyti tam tikras situacijas, pasekmes. Šios profesijos atstovai iš tikrųjų labai giliai paliečia žmogų. Mes susidurėm ne tik su išoriniam problemom, galbūt jeigu kažkas nežino, kas yra socialinis darbas, tai ne tik padedam asmens tapatybės dokumentą pasigaminti žmogui, bet mes tikrai labai giliai paliečiam žmogaus vidų. Jeigu yra noras išbandyti save, tai galėtų būti kaip motyvacinis toks dalykas, sakysim, socialinės garantijos. Tai darbo mes turėsim, jeigu neturi būsto, tai gali nuomotis ir darbovietė apmoka arba apmoka komandiruoti pinigus. Tos dienos iš tikrųjų skirtingos. Socialinis darbas apskritai yra dinamiškas darbas. Yra tų tokių monotoniškų dienų, kurias mes vadinam tokias dokumentinės, kai yra socialinės pagalbos planai pildomi ar neidentifikuojamos probleminės sritys nuteistųjų, kur iš tikrųjų jam reikėtų kelyje padėti. O kitos dienos jos yra tokios įvairiapusės. Socialinis darbas toksai, kaip aš sakau, įvairių profesinių aspektų mišinys. Įkalinimo įstaigose yra visos socialinės grupės. Socialinis darbas veikia su priklausomais žmonėms, su senjorais ar ne, su vaikais galbūt, su pabėgėliais, su labai daug sričių. O įkalinimo įstaigoje mes turim juos visus. Todėl tikrai galima netgi atrasti savo tam tikras darbo nišas. Būtų malonu iš tikrųjų sulaukti pastiprinimo iš dabartinių abiturientų. Laukiam jaunimo iš tikrųjų. Norim tokio šviežio oro gūsio į mūsų sistemą, naujo požiūrio, šiuolaikinio požiūrio. Savo ruožtu aš norėčiau pakviesti visus, kurie mėgsta iššūkius, kurie nori išbandyti save, kuriems yra aktualu, kas bus jų kaimynas, kai grįš iš įkalinimo įstaigos. Ir jeigu tu gali ir nori prisidėti, tai laukiame tavęs.